Sveiki, draugai. Podcastų mes paprastai nedarom, bet ši istorija verta išimties. Nes mes turim istoriją apie trečią populiariausią partiją Lietuvoje, patį dosniausią šios partijos nario mokesčio mokėtoją, įrašytą aukštų numerių partijos sąraše ir dalyvavusį tokioje keistoje operacijoje, kurią būtų galima pavadinti kokaino paštininkais. Ir apie tai, ir ne tik, ir apie kokainą, ir apie Nemuno aušros pinigus, ir apskritai apie tai, kaip partijos renkasi savo kandidatus rinkimuose, mes kalbame su žmogum, kuris kandidatus, partijas ir visų šių žmonių keistenybės išmano turbūt geriausiai visoje Lietuvoje. Politologė Rima Urbonaitė. Taigi, Aleksandras Furs. Tikrai nevoksiu šlovės, tamsta pirmą tą žmogų radote. Tai kaip sudomino jūs kandidatas numeris 15? Patikslinkim, aš radau antrą. Pirmas rado Remigijus Žemaitaitis ir įsitraukė į savo sąrašą. Mano situacija buvo labai paprasta, kad kilus klausimui, kaip nauja partija galėjo iš partijos lėšų, tik tai iš partijos lėšų sumokėti užstatus už visus kandidatus, aš tiesiog nuėjau pasižiūrėti, kaip atrodo nario mokesčiai, nes mes žinom, kad iš rinkimų sąskaitos negali padengti šito užstato, tai reiškia, reikia padengti iš nario mokesčių ir pats Remigijus Žemaitaitis buvo viename interviu pasakęs, kad mes susimetėm. Tai aš ir norėjau pažiūrėti, kaip susimetė visi tokią nemažą sumą, nes ten reikėjo virš 100 000 eurų. Ir aš pažiūrėjau, kad didžiausia suma, tuo metu, man atrodo, tai buvo 17 700, yra paaukojęs būtent jūsų minimas asmuo, tai yra Aleksandras Furs. Šiaip reikia pripažinti, kad nario mokesčiai visų buvo pakankamai dideli, man atrodo, minimali suma buvo gal 450 eurų ir apskritai iki 1000 eurų buvo tik tai kelios eilutės tuo metu, kai aš tikrinau. Ir aš, žinoma, pradėjau ieškoti, kas yra Aleksandras Furs, pamačiau, kad jis taip pat gal 5000 eurų yra įdėjęs ir į rinkimų sąskaitą. Tai reiškia, matyti ir pačiam jam reikia kaip kandidatui, natūralu, aš jį pradėjau ieškoti ir sąraše, suradau jį 15 vietoje, tada pradėjau žiūrėti jo pateiktus duomenis apie save, aišku, užkliuvo tokie dalykai kaip tik tai pagrindinis išsilavinimas, net ne vidurinis. Kitas dalykas, supratau, kad tai yra žmogus nuolat gyvenęs bent jau pastaruosius 14 metų ne Lietuvoje. Tada mačiau ir pasibaigusi jau beje teistumą kažkada už vagystę su, man atrodo, ten tuo visų įsilaužimu ir visa kita. Tada, aišku, pasižiūrėjau visas interesų deklaracijas ir visa kita. Ir pasakysiu labai paprastai, tas žmogus man paliko labai keistą įspūdį, kai tu net nelabai supranti, kaip žmogus čia atsirado ir apskritai, kaip jis yra susijęs su politika, kodėl jis į tą politiką eina, bet kai žmogus deda, vadinkime, arba investuoja į rinkimus tiek pinigų, tai žinoma, klausimai kyla. Tai va dėl to aš irgi ir Agnei Širinskienei uždavinėjau klausimus, ar ji pažįsta savo, pirmojo 20-tuko žmonės ir ką apie juos žino. Tai va dėl to man ir buvo tokia ilga istorija, bet, sakau, nėra tai visai atsitiktinumas, bet tai prasidėjo nuo to, kad aš pradėjau tiesiog žiūrėti duomenis apie partijos nario mokestį. Ir kaip žmogus su tokiu keistu backgroundu, su absoliučiu nuliu politinės patirties gali paimti 15 numerį trečios populiariausios partijos sąraše? Aš negalvosiu savo pačios istorijos. Šitą istoriją yra papasakojęs pats Aleksandras Furs ir Remigijus Žemaitaitis. Jeigu mes atsidarytume vieną iš laikraštukų reklaminių, ten yra visas interviu su ponu Aleksandru. Ir bent jau legenda yra tokia, iš to interviu, kad jis tiesiog pamatė Remigijų Žemaitaitį, jis jam buvo simpatiškas, parašė žinutę, jie susitiko, išgėrė kavos ir tiek žinių. Tai pasirodo, tapti 15 numerių partijoje yra, sakyčiau, gana lengva. Tai tik aš nežinau, kas sužavėjo Remigijų Žemaitaitį. Ar išsilavinimas, pasirengimas, ar galimi finansai. Tai aš iš tą klausimą neatsakysiu, jį gali atsakyti tik tai pats Aleksandras ir ponas Remigijus. Nemuno aušra dabar yra trečia populiariausia partija Lietuvoje, reitingai puikūs. Aleksandras Furs 15 vietoje ir dar ir vienmandatį kandidatuoja. Kokios jo perspektyvos patekti į Seimą? Mes nežinome, kaip Nemuno aušrai seksis vienmandatėse, bet aš vis tiek bent jau tas
Labai toks minimalus scenarius, tai kad tikrai gali gauti iki dar 5 mandatų. Tai jeigu čia ar ne 5 vienmandatininkai išeina vienmandatėse, tai sąraše jis kyla, o galbūt partijos rinkėjai jį ir pareitinguos į viršų. Ne, šiaip jisai yra pakankamai reklamuojamas, aš matau ir per debatus kartais įsėdinti už Remigijaus Žemaitaičio nugaros, galų gale laikraštukyje, būtent jo yra interviu, na ten kiek galbūt yra 10 žmonių paminėtų, galbūt net ir mažiau, bet jis ten yra. Tai gali būti, kad net ir pakeltas bus ir pagal pirmumo balsus į viršų. Kitaip tariant, didelė tikimybė, kad ponas Aleksandras mandatą gaus. Vienas teistumas yra 20 kelių metų senumo. Taip. Bet kitas teistumas ponui Aleksandrui kabo virš galvos Islandijoje. Tai yra šiemet gegužę priimtas teismo nuosprendis, pagal kurį jis pripažintas kaltu dėl bandymo įsivežti ir platinti beveik 50 gramų kokaino. Kokie pačios įspūdžiai? Na, įspūdžiai tokie, kokie turbūt gali būti po tokių žinių. Mes suprantame, kad turbūt teisminiai procesai dar nėra pasiekę finišo tiesiosios, kitaip tariant, tikėtina, kad dar bus visokios ir apeliacijos ir visa kita. Bet tai, kad tokie procesai vyksta, žinoma, kelia klausimų. Mes puikiai suprantame, kad visų bylos detalių nežinome. Tačiau klausimas toks, ar tai iškrenta iš bendro konteksto? O, ir iškrenta? Aš atsakysiu taip. Mane šitą informaciją labai nenustebino, dėl to, kad man tai buvo labai mistiška asmenybė. Pirmas dalykas, kažkada buvęs teistumas, bet žinoma, tai nėra visam gyvenimui, žmogus gali pasitaisyti ir turėti antrus šansus, bet tai, kad aš apskritai apie jį tuo metu, neieškodama panašios informacijos, o tiesiog apie kandidatą ieškodamas informacijos, beveik nieko negalėjau rasti, man buvo šiek tiek įtartina. Akivaizdu, kad tai nebuvo žmogus visuomeniškas, besidalinantis kažkuo, nes jo, pavyzdžiui, paskyra socialinėme tinkle Facebook yra tik tai kas yra susijęs su rinkimais. Kitaip tariant, aš apie jį kaip asmenybę nieko negalėjau sužinoti iš tų įprastų mums socialinių tinklų. Ir sutikite su tuo, kad tai nėra įprasta šiandien. Nėra labai daug žmonių, kurie visiškai neturėtų socialinių tinklų paskyrų. Aišku, tokių yra, bet, sakau, visa ta tokia dinamika man kėlė daug klausimų, aš nelabai supratau, kaip tai veikia. Turėti pinigų, turėti verslus niekas nedraudžia, bet tiesiog man buvo keista asmenybė. Aš iki galo negalėjau suprasti. Ir aišku, nenuteiskime žmogaus ten, kol galbūt nėra jau visiškai 100% įsiteisėjusių nuosprendžių, kuris jau būtų toliau be galimybės skųsti, bet, turim dabar tokią situaciją ir kai ta biografija tokia šiek tiek keistoka buvo, tai gal dėl to aš sakau, kad manęs labai labai nenustebino. Nors, aišku, aš niekada nesidžiaugiu dėl to, kad žmonės padarė klaidas, suklupo arba galbūt tiesiog turi teisminius procesus, tai aš tikrai dėl to nematau reikalo džiuginti, mes tiesiog džiaugtis ir džiugauti, mes tiesiog dabar turime faktą, kad yra tam tikros instancijos teismo verdiktas, kaip bus toliau žiūrėsime, bet tas turinys, jisai, kurį jūs minite, apie narkotikus, turbūt jis gero įspūdžio labai nepalieka. O pati šitą situaciją. Aleksandras Furs, jisai buvo sulaikytas prieš beveik 4 metus, 20 metų gruodį. Ta istorija 4 metus ir tęsiasi, bet partija jį pristatinėja kaip emigranto sėkmės istoriją. Ar gali būti, kad partijos vadovybė neturėjo žalio supratimo apie šitą kokaino paštą? Aš manau, kad gali būti. Mes tikrai negalime suprasti apskritai, kaip jis atsiranda toje, ar ne, dabar mūsų visoje rinkimų istorijoje, nes ta legenda, kurią aš čia paminėjau, tiesiog susitiko kavos išgėrė ir jau tu dalyvis, taip. Bet sakau, man čia kyla klausimų, ar partijos daro patikrą apskritai. Tai kad galbūt jis tai nuslėpė, aš manau, kad tikrai tokia galimybė yra. Bet aš čia matau, Šarūnai, kitą dar problemą. Partijos apskritai atrodo netikrina savo kandidatų. Ir netgi toj pačioj Nemuno aušroj, aš matau kandidatę, kuri, sakau, su nebaigtų koleginiu, Facebooko turinys toks, kur truputėlį net pasijauti kartais nejaukiai, švelniai tariant,
Deklaruota pajamų per metus, nors nurodoma, kad žmogus dirba pagal individualią veiklą, tai nėra bedarbystė ir dar kažkas, per metus 1500. Ir tada tu keli klausimą, o gal žmogui reikia pagalbos, nes su 1500 per metus apmokestinamų ir neapmokestinamų pajamų, tai dar reiškia, nuo to tu turi sumokėti mokesčius, tu neišsimaitinsi. Tai kyla minčių irgi įvairių, kaip taip gali būti ir galų gale tikrai, kaip partijos atrenka kandidatus. Ar jos duoda nors kokias instrukcijas, kokį turinį kelti į socialinius tinklus, kokio nekelti. Tikrai yra tų klausimų, kai tie kandidatai net nesupranta, kokiuose rinkimuose jie dalyvauja. Ir aiškina, kad dalyvauja apygardoje nors ten yra vienmandatė apygarda, kur gali būti tik tai vienas žmogus, o jie sako, kad jie dviese dalyvauja. Suprantat? Dvi galvos geriau? Ne, tai aš net nebejoju, bet žmogus nesupranta, kad jis dalyvauja tik tai daugiamandatėje, kur iš esmės atskirų apygardų nėra, visa Lietuva yra daugiamandatė apygarda. Tai aš ką noriu pasakyti, yra tokių komiškų situacijų ir aš tikrai galvoju, kad man atrodo partijos nepadaro elementarios higienos. Tai nereiškia, kad tu turi reguliuoti kiekvienam kandidatui, ką postinti, ko nepostinti, bet bendros taisyklės turi būti, bendras instruktažas turi būti ir patikra turi būti. Jeigu aš tą patikrą padarau ir man čia galai nesueina, yra ir kitų partijų, kur verslo partneriai kandidačių atveda iki LRT tyrimų susijusių su Rusija ir neaišku kokiais verslais. Tai nejaugi partijos negali patikrinti bent jau savo pirmo 30-uko. Ir aš čia kalbu ne tik apie Nemuno aušrą. Tai man atrodo, kad mes čia turim bendrą problemą. Ir šiaip aš vis tiek nenustepčiau vis dėlto, kad galbūt nebuvo atlikta patikra, nors iš kitos pusės bent, sakau, pirmą 20-uką, 30-uką partijos turėtų tikrinti. Aišku, tai galbūt nėra taip lengva viską susekti ir sužiūrėti, nes kas ten gali šauti kam nors į galvą, kad tu turi dar eiti ir tikrinti, ar žmogus kažkur ten užsienyje neturi teistumų. Bet čia ne pirmą kartą yra buvę. Atsiminkim, yra buvę politikų, kurių ten teistumai, pavyzdžiui, Italijose paaiškėjo. Ir čia brolis vieno iš dabar socialdemokratų lyderių. Sena istorija, bet buvo ir nutrūko ta politinė karjera. Tai aš manau, kad čia tiesiog taip yra greičiausiai nuslėpimas, o jeigu buvo žinoma ir vis tiek kandidatas keliamas, tada jau čia, aišku, daug blogesnis scenarius, bet mes jo patikrinti negalime. Kalbėjome apie pirmą 30-uką, bet dar pakalbėkime apie Nemuno aušrą ir pirmą 2-tuką. Dar yra toks ponas Robertas Puchovičius, kuris pats tiesiogiai į kampaniją milžiniškus pinigus sumerkė ir beje pats nario mokesčio, kaip suprantu, nemokėjo, bet jo artimieji, ten žmona, svainis, brolis. Ten bent jau kokios 3 pavardės yra ir iš esmės Puchovičių šeima, mano, kiek aš tikrinau tuo metu duomenimis, yra sumetusi ne 10 000 eurų. 30 000 perliptas suma. Taip, 30, taip. Ir čia yra rinkimų štabo vadovas, kaip jie patys nurodo. Tai teko matyti tokį finansiškai aktyvų rinkimų štabo vadovą? Šiaip tai tikrai yra labai aktyvus asmuo. Pagal, žinoma, pajamas reikia ten matyti, man atrodo, jisai viskas tvarkinga teisiškai, jis neperlipa tų leistinų, vadinkime taip, sumų. Nes svarbu yra neperlipti tų vadinamų ir 10% nuo deklaruotų gautų pajamų per metus ir dar kiti ten kriterijai yra. Bet šiaip iš esmės, žmogus taip atėjęs iš verslo, beje paradoksaliai, nors yra iš Vilniaus rajono, nekandidatuoja Vilniaus rajone, o iš viso išvažiavo, kaip aš sakau, į vienmandatę Suvalkijoje, kur, manau, tikrai gali būti sunkiau šiek tiek netgi laimėti. Bet taip, tai yra didžiulis finansinis aktyvas. Tai yra partijai finansinis aktyvas. Mes matome būtent keletą kandidatų, kurie finansiškai labai padeda partijai. Ir tai koreliuoja su vieta sąraše? Tai koreliuoja su vieta sąraše. Iš kitos pusės mes, aišku, irgi turim suprasti, kad partija yra nauja, ji biudžeto dotacijos neturi. Tai reiškia vis tiek iš kažkur tų pinigų turi surinkti. Bet kur yra paradoksas su Nemuno aušra apskritai, žiūrint jau ne nario mokesčius, bet ir rinkimų sąskaitą, yra labai mažai tų vadinamųjų mažųjų aukų. Ir mes anksčiau irgi turėdome tuos vadinamuosius naujokus rinkimuose, kurie neturi biudžetinių dotacijų ir biudžetinių pinigų. Tai tikrai Nemuno aušrai,
reikėtų dar gerokai pasitempti, norint pasiekti panašių partijų turimus duomenis, nes, man atrodo, kiek paskutinį kartą žiūrėjau, tokių mažų aukų gal jau buvo 15, dar prieš tai kažkada tik tai 2 mačiau, tai yra labai maži skaičiai, nes jeigu mes pažiūrėtume, kad ir ankstesnių rinkimų irgi tokius naujokus, tai tokių mažų aukų būdavo ir po kelis šimtus, ir 300 ir daugiau. Tai vat aš į tą atkreipčiau dėmesį. Tai iš esmės dėl to ir yra. Šita visa kampanija laikosi iš tų sumestų nario mokesčių su labai apvaliomis sumomis ir iš to, kad irgi patys kandidatai meta pinigus į rinkimų sąskaitą, nes aišku yra ir žmonių, kurie aukoja nebūdami partijos nariais, bet šiaip taip mažų aukų nėra, biudžeto lėšų nėra, dėl to tokios injekcijos, kad ir iš to paties verslo, per fizinius asmenys tampa labai svarbios. Paminėjot ribą. Nuo deklaruotų pajamų kiek galima skirti? 10%. Turim tokią įdomią situaciją. Yra Zigmundas Pipilevičius, kuris deklaravo 0 santaupų ir 0 pajamų už 23 metus. Bet jis nario mokesčio, man atrodo, 1500 sumokėjo. Pasitaiko. Gal buvo sėkmingas bilietėlis Teleloto, mes nežinom. Sėkmingas bilietėlis vadinasi Robertas Puchovičius. Nežinau, ar... Zigmundas Pipilevičius šiais metais buvo įdarbintas vienoje iš Puchovičiaus įmonių. Taip, bet žiūrėkit, aš esu pati radusi kandidatų irgi, kurie ir čia paaukoja nario mokestį, paskui dar bando sumokėti į rinkimų sąskaitą dar papildomai 3000, nors pagal jų turimas pajamas jau eitų į minusą juodą. Tai suprantat, tiesiog mes, ir aišku, ta auka yra paskui neprimama, nes jau pažeidžia visus ir logikos dėsnius. Pažiūrėkime į lenteles, nes aš dariausi tą pačią matematiką ir tų nepriimtų aukų matosi akivaizdi koreliacija su nario mokesčiu. Dauguma šitų partiečių, kurie sumokėjo ir nario mokestį ir bandė aukoti rinkiminę sąskaitą, jie bandė pervesti lygiai tokią pačią sumą, kaip ir... Gali būti ten įvairių painiavų, bet žiūrėkit, man atrodo, kad jie paskui tiesiog pradėjo žiūrėti, ar tikrai nekils klausimų, kaip žmogus deklaravęs turimą tokį turtą ir pajamas, dar sugeba tiek paaukoti rinkimų kampanijai. Tai kitaip tariant, ten man irgi tokių kartais klausimų kildavo, aišku, tas aukos nepriėmimas jau yra geras ženklas, kad bent jau jie viduje darosi kažkokį auditą, žiūri tam tikrus dalykus, bet yra tokių, kaip jūs minit atvejų, kai pavyzdžiui atrodo pinigų nėra, o nario mokesčių yra. Nes mes turim visada labai aiškiai atskirti, yra nario mokestis ir rinkimų atskira sąskaita. Ir ten yra šiaip jau 2 atskiri failai. Tai mes su tais failais čia 2 turbūt ir žaidžiam vis, aš taip kabutėse sakau žaidžiam, bet mes matom, kad kartais tikrai kyla klausimų, ar žmogus turėjo iš ko ir galų gale, ar jūs tikrai savo visas santaupas, kurias dabar turite, atiduotumėte rinkimų kampanijai. O šiaip kaip atrodo tas dalykas, kad žmogus sumoka apvalę sumą, tarkim 1000, 1500, 2000 nario mokesčio ir po to lygiai tokią pačią sumą bando pervesti į rinkiminę sąskaitą. Gal nori ir ten, ir ten. O gal kažkas pasakė, kiek reikia pervesti? O gal kažkas pasakė, mes nežinom, bet žiūrėkit, į ką mes galime atkreipti dėmesį, kaip atrodo kitų partijų nario mokesčiai. Pirmas dalykas, jie yra labai maži, nario mokesčio apskritai surinkimas partijose dažniausiai blogėja, arba jeigu dar partija surenka gana nemažai, tai ten vidurkis to nario mokesčio yra po keliasdešimt eurų. Turim socdemai, didžiausias surinktas nario mokesčio kiekis, daugiau negu 150 000, ir jiems šitai sumai prireikė beveik 3000 narių. Nemuno aušra 127 000 surinka iš 61 žmogaus. Būtent todėl, kad jeigu pažiūrėtume, po kiek pinigų sumeta, jeigu aš taip galiu išsireikšti, socialdemokratai savo partijai, tai ten tos sumos labai skirtingos. O čia labai visur gražus yra nuliukai. Vidurkis. Socdemai, jų vidutinis nario mokestis yra 53 eurai. Nemuno aušra daugiau negu 2000. Taip, ir apvali suma. Dėl to, kad ten visur šiaip dažniausiai yra nuliukai,
Aišku, natūralu, kad mes tokių sumų kitose partijose tikrai nematome. Dėl to man tas pasakymas, kad mes tiesiog susimetėm užstatų ir pagalvojom, kad tai bus paprasčiau, aš nesu tikra, ar jis iki galo įtikina. Aš suprantu, kad taip, tai yra naujas projektas, tai yra nauja politinė partija, bet kodėl reikėjo sumesti į partijos sąskaitą, vat mes nežinome. Ir, pavyzdžiui, kai kurie iš tų pačių kandidatų, kad ir iš pirmo 15-tuko, net nėra sumokėję nario mokesčių. Tarp jų beje ir ta pati Agnė Širinskienė nėra sumokėjusi nario mokesčių. Bet į rinkiminę sąskaitą. Į rinkiminę sąskaitą, man atrodo, yra įmetusi, jeigu aš bijau sumeluoti, arba 2 kartus po 500 eurų, arba 1 kartą po 500 eurų. Gali būti, kad jau netgi gal ir 2 kartus, bet bijau suklysti. Bet vėlgi, nario mokesčio kaip partijos nario mokesčių nėra. Tada klausimas, o iš kieno pinigų tavo nario mokestis buvo padengtas? Nes tai yra, sakau, bet ką ir mes sakom. Agnė Širinskienė, tai vipas, gal jie nemokamai galima. Nes čia tik tai 60 asmenų. Tai va dėl to mes ir kalbam, kad labai keistai 60 asmenų sugebėjo va taip lengvai surinkti virš 100 000 eurų. Tai taip tu gali turėti. Bet aš nežinau, galbūt čia yra tokie entuziastai, kurie dėl partijos padarys viską. Mes nežinom, bet kad turbūt tai yra pirmoji partija, kuri turi va tokius partijos entuziastus, kalbant ir iš nario mokesčio, tai turbūt reikia pasakyti taip. Aš tikrai neatsimenu, kad nors kokia partija būtų turėjus tokią situaciją, kad šiek tiek daugiau negu pusšimtis partijos narių sugeba suaukoti tiek daug pinigų. Na ir uždarykim šitą pokalbį ten, kur pradėjom. Kokaino paštas ir ponas Aleksandras. Kalbėjome apie tai, kad jo šansai patekti į Seimą yra tikrai neblogi. Ir beje, visiška tiesa, teismo nuosprendis dar neįsiteisėjęs, nes nepaisant to, kad Aleksandras Furs grįžo iš Islandijos į Lietuvą, herojiškai parmigravo gelbėt Lietuvos, bet paduota apeliacija. Taigi teistumas dar neįsigaliojęs, apeliacija vyksta, bet ar nebus Islandijos teisme problemų, kai reikės tą apeliaciją vyniot, dalyvaujant išrinktam Lietuvos Respublikos Seimo nariui? O čia gali būti įdomi labai situacija, nes, aišku, čia turbūt teisininkai galėtų dar plačiau pakomentuoti, bet taip mes suprantam, kad jeigu jis gauna mandatą, tai ta teisinė neliečiamybė atsiranda. Iš esmės tai yra jau stipri ta situacija, jį saugant. Ir jeigu ten vyksta procesai, tai čia gali prireikti tam tikros sąveikos tarp Islandijos ir Lietuvos. Ir neaišku, kaip čia iš teisinės pusės visą tai susidėlios ir atrodys. Aš darau prielaidą, kad galbūt kažkokios detalės yra nerastos, gali būti tam tikros teisinės subtilybės, nes tiesiog čia yra remiamasi tiesiog tuo, kas šiandien dienai yra prieinama kaip vieša informacija, kurią pavyko gauti. Taip. Kuriam buvo kokainas, jis tą voką, kaip suprantu, bandė išmest per langą, nepavyko. Net atsisakė liūdėti. Beje, vienintelis iš 4 nuteistų atsisakė bet kokius parodymus. Bet aišku, mes matome, teismo tekstas nutarties tai yra ir mes čia nieko nepridėsim, bet tam tikrų čia iššūkių gali būti. Mes nežinome, kokia eiga ten toliau kryps procesai visi teisminiai Islandijoje, bet žinot, man atrodo, kartais aš galvoju, o tikrai mūsų partijos jau nebegali rasti nors 100 žmonių, su kuriais nereikėtų vargti ir žiniasklaidai, aiškintis tų biografijų, bandyti suprasti, apie ką tie kandidatai, nes kažkodėl atrodo, kad niekaip tas filtras nesuveikia ir mes visą laiką sakom, čia viskas rinkėjo atsakomybė. O kur partijų atsakomybė? Va čia yra klaustukas. Žinoma, čia galėjo žmogus nuslėpti nuo partijos tam tikrus dalykus, bet aš manau, kad šita istorija dar turės tęsinį, koks jis bus neaišku, tačiau apie ką pagalvoti tikrai manau, kad turės visi, įskaitant ir turbūt ir partijos vadovybę, ir įskaitant turbūt visas kitas partijas apskritai, kur mes čia esame ir kokius mes standartus turime. Nes aš dar kartą grįžtu prie to, kad
Aš neneigiu, kad ir mokytis niekada nevėlu, kaip Agnė Širinskienė sakė, bet kažkas galimai nepasimokė. Vis dėlto pagrindinis išsilavinimas ir teisės aktų įstatymų leidyba, na nepykite, bet man nesiriša. Kaip bebūtų, man nesiriša ir plus dar tu šitiek metų nebuvai Lietuvoje. Ką tu žinai apie Seimo statutą? Bet įstatymo ranką žmogus yra pajutęs tiek Lietuvoje, tiek Islandijoje. Vadinkime tai baudžiamojo kodekso ranką. Tai šitą jis tikrai yra pajutęs, bet aš tikrai nenoriu nurašyti žmogaus, bet iš kitos pusės sutikime, kad klausimų tiek dėl tų teisminių procesų šiandien, tiek ir dėl apskritai žmogaus pasirengimo man bent jau kyla. Ir aš, pavyzdžiui, jo kaip kandidato, tiesą sakant, nelabai esu ir girdėjusi. Tai yra 15 numeris, o mes jį girdėjome tikrai kalbant politinėmis temomis. Labai gražiai sėdė už Žemaitaičio debatus. Taip, tai sėdėjimas nelygų kalbėjimas, tai aš dėl to ir sakau, kad man čia yra ne pirmas atvejis, kai aš tiesiog keliu klausimą, kodėl kandidatai yra kartais sąraše taip aukštai, o aš faktiškai net nesu jų girdėjus kalbant. Tai vėlgi, taip, tai yra kadrų badas, mes tą suprantame ir visos partijos su tuo susiduria. Bet gal ta kadro atranka vis dėlto galėtų būti geresnė. Ir šią džiugę gaidą labai dėkoju už pokalbį ir kaip pasakytų labai gerai žinomas filosofas Egidijus Dragūnas, nemeski kelio dėl takelio. Ačiū labai.